Sveiki bičiuliai, su jumis ir vėl Surplys ir Gaublys, laida apie užsienio politiką ir Lietuvos interesus joje. Šiandien pakalbėsime apie ES. Kodėl? Todėl, kad šiemet sukanka 20 metų, kai jau esame šios sąjungos nariai. Įstojome ten 2004 metais. Taip pat šiemet įvyks Europos parlamento rinkimai, kurie bus labai svarbus, nes Europos Sąjungoje ir aplink ją vyksta tektoniniai poslinkiai, todėl labai svarbu, kad jūs dalyvautumėte tuose Europos parlamento rinkimuose ir jūs atvertumėte duris prie Europos Sąjungos sprendimo vairo tiems, kuriuos jūsų manimų verta pasiųsti tam, kad jie atstovautų Lietuvos interesams geriausiai. Kas yra ta Europos Sąjunga, mes puikiai žinome. Patyrėme tai kiekvienas savo kailiu, galėdami keliauti be pasų tarp Europos šalių, galėdami prekiauti, galėdami mėgautis naujesniais keliais. Na tiesa, Lietuvoje gal ne visą laiką tai pavyksta, taip kaip Lenkijoje ar Latvijoje, bet vis dėlto atnaujintomis mokyklomis, vėlgi, kurios kartais būna uždaromos po renovacijos, nes nebelieka kam ten mokytis ir mokyti, bet vis tiek jos būna gražios. Šaržuoju, bet iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų patiriame tą Europos Sąjungos gėrį, kurį jinai atneša. Pakalbėkime apie pinigus. Ar žinote, koks yra Europos Sąjungos biudžetas? Ar mokėtės tokį skaičių mokykloje? Europos Sąjungos biudžetas yra 1,12 trilijonų eurų su 9 nuliais. Lietuva iš to skaičiaus per metus gauna grubiai apie 2 milijardus eurų ES paramos, ir plus dar gauname 565 milijonus to vadinamo RRF arba atsigavimo po COVID ir rekonstrukcijos fondo lėšų skirtų minimizuoti vis dar pandemijos pasekmes ir tuo pačiu investuoti į tai, kas galėtų tvariai didinti ES konkurencingumą. Taigi kalbam apie iš principo 2 milijardus su truputėliu kasmet. Kiekviena valstybė moka tam tikrą įnašą, kasmetinį įnašą į ES biudžetą, bet tai nėra vieninteliai ES pinigai. Jinai surenka muitus, jinai surenka kitų mokesčių, bet kiekviena valstybė turi įnešti tam tikrą dalį ir aišku, didžiausia donorė yra didžiausia ES ekonomika Vokietija. Jinai kasmet į ES biudžetą sumoka 35 milijardus eurų. Kiekgi sumokame mes? Mes kasmet sumokame 548 milijonus eurų. Paskaičiavau grubiai, kad kiekvienam Lietuvos piliečiui, tai reiškia man, tai reiškia jums, tas kainuoja po 53 euro centus per dieną. Taigi 53 euro centai per dieną ES biudžetui. Atkreipsiu dėmesį, kad grįžta kasmet 4 daugiau. Tai čia vien nuogais skaičiais. Taip kad, trumpai tariant, ES mums apsimoka. Tai ką su tuo darome? Kaip jau minėjau, šie metai yra svarbus ne tik tai dėl to, kad mes simboliškai minėsime 20-metį, galėsime pasilyginti, kur mes buvome prieš 20 metų ir ką mums davė ES. Iš tikrųjų labai įdomu yra pažiūrėti skaičius tų valstybių, kurios, pradėjo panašiai kaip mes, sugriuvus Sovietų sąjungai, sugriuvus geležiniai uždangai ir neiššoko į ES traukinį. Aišku, nežiūrint į liūdniausią vaizdą Ukrainą, mes galime pažiūrėti Balkanų šalis, mes galime pažiūrėti Moldovą, mes galime pažiūrėti Sakartvelą ir, kitas buvusias sovietinės respublikas. Skirtumai ekonomikos BVP vienam gyventojui yra tiesiog, kartais. Taip kad čia yra kelias, kurį mes nuėjome 20 metų, kurį mums davė ta narystė Europos Sąjungoje. Bet, kaip jau minėjau, šie Europos parlamento rinkimai, kurie įvyks birželio 9 dieną, bus išskirtinai svarbus. Ir kad jie yra svarbus, pagrįsti užtenka pasižiūrėti, kas darosi aplink Europą. Taigi, pirmas iššūkis, kurį reikės spręsti, yra saugumas. Mes turim liepsnojančius konfliktus aplink Europos Sąjungą. Ukraina, Izraelis, problemos Afrikoje, mes turime Rusijos įtaką, purvinus nagus kišamus į Balkanus, kišamus į Sakartvelą, kišamus į Moldovą, taigi suma sumarum mūsų kaiminystė nėra saugi. Ką mes dar turime? Mes turime artėjančius prezidento rinkimus Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir kaip ten pasisuks,
dar negalime spėti, pasirinks Amerikos žmonės, tačiau aišku viena, amerikiečiai yra pavargę nuo Europos Sąjungos, Europos saugumo finansavimo. Ir Europa turi įdėti savo indėlį, kad nebūtų taip, kad kai kuriuose šalise, kai kuriuose NATO šalise, indėlis į gynybos finansavimą yra 0, kažkiek procentų. Taigi, ES turės galvoti, kaip didinti savo finansavimą ir galvoti, kaip iš tikrųjų tapti labai svarbiu NATO ramščių, šalia, aišku, Jungtinių Amerikos valstijų, galingiausios pasaulio kariuomenės, tačiau, tikrai tapti tokiais, kurie galėtų apsiginti nuo Rusijos patys. Ir tam, kalbant apie Europos parlamento rinkimus, reikia į Europos parlamentą siųsti politinės jėgas, kurios supranta, kad be nacionalinio saugumo, be investicijų į savo gynybą tiesiog gali nebebūti daugiau į ką investuoti. Kaip sako seni žmonės, jeigu tu nemaitinsi savos kariuomenės, tai tu tada maitinsi svetimą kariuomenę. Ir šitoje vietoje aš dar kartą noriu priminti, kad Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga buvo ta politinė jėga, kuri anoje kadencijoje padidino Lietuvos finansavimą iki taip reikalingų, taip reikalaujamų NATO 2 procentų nuo BVP ribos. Kitas dalykas, kalbant apie ES saugumą, yra atvirumas. Ir čia aš norėčiau akcentuoti vidaus iššūkius. Tai pirmiausia, mes kalbėkime apie migraciją. Neseniai ES priėmė migracijos paktą, susitarimą, kaip būtų, jeigu vėl plūstelėtų migracijos bangos. Ir atkreipsiu dėmesį į 2 dalykus. Pirma, migracijos bangų gali būti ir greičiausiai bus, dėl to, kad Europą daugelis aplinkinių regionų gyventojų vis dar suvokia kaip saugią ir klestinčią erdvę, į kur reikėtų bėgti. Ir matant, kiek mes turime daug konfliktų, matant, kiek mes turime neramumų, netgi išaugančių į tam tikras etninio valymo liūdnas tendencijas, mes tikrai turime būti pasiruošę migracijos bangoms, plus šylant klimatui, Afrikoje elementariai nebelieka ką valgyti dėl vandens trūkumo ir dėl to irgi tūkstančiai žmonių bet kada gali pajudėti į ES šalis. Tačiau kas yra labai svarbu, kad taip mes turime krikščionišką pareigą padėti, taip mes turime pareigą priglobti tos žmonės, tačiau mes turime saugoti savo sienas. Ir tą labai gerai parodė ponas Lukašenka ir paskui ponas Putinas, kurie pasiuntė organizuotai šimtus žmonių bandyti įsiveržti ES teritoriją per Lietuvos sieną, Latvijos sieną, Lenkijos sieną su Baltarusija, o paskui jau Putino dėka per Suomijos sieną su Rusija. Ir tai vadinama instrumentalizuota migracija ir ES privalo pasirūpinti, kad migracija į ES legali ar nelegali būtų valdoma ir kontroliuojama, nes priešingų atveju mes nepadedame, kenkiame savo bendruomenėms ir nepadedame tiem žmonėm, kurie čia atbėgia, turi glausti stovyklose neribotą laiką ir vėlgi, kęsti sunkes sąlygas, nuo kurių iš principo yra pabėgę. Taigi, aš siūlau galvoti, atkreipti dėmesį į tuos politikus, kurie kalba ne tik apie būtinybę pasirūpinti pabėgėliais, bet ir būtinybę saugoti mūsų sienas ir tą migraciją valdyti taip, kad išliktume saugus ir gerbtume tos žmonės, užtikrintume jiems orias sąlygas, jeigu jie bėga nuo karo ar bado. Dar vienas dalykas yra stipriai išaugęs nusikalstamumas ES viduje. Mes kalbame apie tai, kad neįmanoma arba nepavyksta suvaldyti narkotikų srauto, kurie atplaukia per Nyderlandų uostus iš kitų kontinentų ir tada išplatinami nusikaltėlių tinklo po visą ES. Mes kalbame apie sunkiai pažabojimą vaikų išnaudojimą, tame tarpe ir internete. Tarp kitko, jeigu jūs auginate paaugliško amžiaus mergaitės, 13-14 metų, jos yra didžiausios tokių nusikaltimų aukos internete, taigi žiūrėkite, ką jos seka savo
turinyje, na, aš pats auginu dukrą, tai man tai yra labai jautri žinutė. Ir kitas dalykas, išaugęs organizuotas nusikalstamumas. Ir čia mes galime žodžius vynioti į vatą, galime jų nevynioti į vatą, tačiau turime Švedijos liūdną pavyzdį, kai žmonės vakarais bijo išeiti į didmiesčių gatves, kai kas savaitę vyksta sprogdinimai, nesusišaudimai nusikalstamų grupuočių, bet sprogdinimai. Ir švedai parodė tą geriausiai keisdami valdžią, bet iš principo jau kalba vis drąsiau apie tai, kad jie nesusitvarkė su atvykusių iš kitų šalių, kitų kultūrų žmonių integracija. Taigi apie tai irgi reikės kalbėti, bet reikės kalbėti atvirai, su pagarba, su meile, tačiau labai aiškiai paaiškinant, kad čia Europa, žmonės yra laukiami, tačiau čia galioja mūsų taisyklės ir jų reikia laikytis. Priešingų atveju mes susidurime su saugumo iššūkiais ir tai sudaro mums galimybės, duoda mums teisę pirmiausia galvoti apie savo saugumą. Vėlgi pasaulis neramus, aplink mus siaučia didžiulės audros ir mes, europiečiai, turime pirmiausia galvoti apie savo saugumą. Kalbėkime apie Lietuvą. Mes, gyventojai, paskolų turėtojai ir mūsų verslas moka dvigubai daugiau didesnės palūkanas negu ES vidurkis. Kalbėkime apie pensijas. Na, gal geriau nekalbėkime apie pensijas. Kalbėkime apie tiesioginės žemdirbių išmokas. Mūsų žemdirbiai gauna dvigubai, o kartais ir trigubai mažiau už hektarą, negu gauna kitų šalių žemdirbiai. Kalbėkime apie maisto kainas. Netaip seniai mūsų maisto kainos buvo didžiausios Europos Sąjungoje, ko aišku nepasakysi apie atlyginimus. Ir taip, gerbiamieji, jeigu jūs domitės labiau, tai žinote, kad socialiniai reikalai yra ES taip vadinamas trečiasis ramstis ir tai reiškia, kad atsakomybė už pensijas, už atlyginimų dydžius, už bazinius atlyginimus, už minimalią algą yra palikta valstybėms narėms. Super, gerai. Tačiau tai nereiškia, kad visa ES kartu negali gerinti mūsų žmonių, europiečių interesų ir leisti europiečiams pasijusti tikrais europiečiais. Apie ką kalbu? Yra ruošiamas toksai socialinis modelis, socialinis ramstis, kuriame įrašyta tokia žalioji knyga ir ten kalbama apie orę senatvę. Ir ne tik apie pensijų dydį, bet ir apie galimybę dirbti ilgiau, apie galimybę keliauti, apie galimybę sveikiau gyventi. Ir manyčiau, kad mes tikrai galėtume novatoriškai pagalvoti ir pritaikyti labai sėkmingą europinę Erasmus programą seniorams. Erasmus programa buvo sugalvota tam, kad ES studentai galėtų keistis tarp šalių, pagyventi, pasimokyti ten po pusmetį kitose šalise ir tuo būdu tapti labiau europiečiais, plėsti akiratį. Kodėl nepadarius to paties su trečio amžiaus universitetais? Tokios idėjos dar nėra, mes galime apie tai galvoti. Kodėlgi mūsų trečio amžiaus universiteto studentai, kuriems 70 ar 80 metų, negalėtų išvykti į Portugaliją ir ten pastudijuoti ten veikiančiame trečio amžiaus universitete. Ir taip toliau ir panašiai. Štai tokių sprendimų reikia ES. Galvojant ir apie mūsų seniorus, galvojant ir apie šeimas, nes šeimos politikos kaip tokios ES irgi neturi. ES netgi neturi vienos kortelės, kur šeimos su vaikais, pavyzdžiui, galėtų naudotis transporto lengvatomis, galėtų nemokamai įeiti į muziejus ar vėlgi su nuolaida visoje ES. Tų dalykų mes neturime. Mes turime lygius pomidorus ir agurkus. Ir apie tai irgi reikia galvoti. Labai dažnai, apie tą mes jau kalbėjome laidoje Surplys ir Baublys, mūsų liberalioje demokratijoje mes paliekame sprendimus biurokratams, sakydami, kad politikai neturėtų kištis. Bet politikai yra vieninteliai žmonės rinkti jūsų rinkėjų tam, kad išpildytų ne savo lūkesčius, svajones ir interesus, bet jūsų svajones ir interesus. Dėl to mes tikrai turime teisę ir turime turėti drąsos kištis į politinius procesus. Ir vėlgi, žiūrint į Europos parlamento rinkimus, aš siūlyčiau rinktis tas politinės jėgas, kurios nestokoja drąsos ir turi minčių, kaip galima ES priartinti arčiau prie kiekvieno europiečio. Tai irgi yra ES saugumo ir išlikimo
klausimas, mano galva. Na ir dar vienas dalykas, kalbant apie tai, kiek arti ES yra kiekvieno europiečio, tai yra ta vertybinė politika. Mes labai toli esame nuėję iki to, kad Briuselis gali diktuoti madas. Diktuoti madas nešvęsti kalėdų įstaigose, diktuoti madas nenešioti religinių simbolių darbo vietose, diktuoti madas dėl santokos ir lytiškumo keitimo. Mano galva, taip neturėtų būti. Mano galva, tai yra ne 3, bet 4 ramstis, kuris iš vis neturėtų būti niekaip paimamas iš nacionalinių valstybių. Mes turime savo konstitucijas, kurias priėmėme referendumais, mes galime viduje susitarti. Tai priklauso nuo mūsų kultūros, tai priklauso nuo mūsų suvokimo, papročių ir taip toliau. Mes kiekviena valstybė galime susitarti. Mados yra gerai, bet kai mados tampa prievolė, prievarta, reglamentais, tai nėra gerai. Ir tai veikia kaip ES išcentrinė jėga, kuri gali lemti tam tikrus įplyšimus ES vienybėje. Šito aš siūlyčiau vengti ir vėlgi, galvojant apie tai, už ką balsuosite rinkimuose, siūlyčiau galvoti, kad reikėtų rinktis tas politinės jėgas, kurios tvirtai kalba apie tai, kad ES negali tapti valstybė, federacija. ES svarbiausi esame mes, jos piliečiai, bet taip pat mūsų nacionalinės valstybės. Ir atimti iš jų suverenitetą, mažinti jį, tai vėlgi pagal krikščionišką subsidiarumo principą, kuris yra ir vienas iš kertinių ES principų, taip yra įrašyta sutartyse, reiškia menkinti mūsų žmonių ir valstybių galimybės patiems spręsti savo problemas, o tai tiesiog veda į degradaciją. Taip kad šito aš labai nenoriu, mano ir jūsų ES. Na ir trečiasis iššūkis, kuris irgi yra labai svarbus, mums galvojant apie tai, kur link judės ES, yra konkurencingumas. Kaip mes atrodome kitų pasaulio regionų šalių kontekste. Ir žinot, aš pasakysiu 2 tokius pavyzdžius iš gyvenimo. Man visada labai įdomu stebėti, kai vyksta Europos čempionatai, nesvarbu kokio sporto. Ir didelę dalį reklamų, na žinot, apie aikštelę, sudaro kinų įmonių, kinų produktų reklamos. Susidaro toks įspūdis, kad žaidžia europiečiai, o už viską moka ir kaip žiūrovai gladiatorių kovas stebi kinai. Kodėl taip yra? Todėl, kad pasaulio elite vis daugiau amerikiečių, kinų, korėjiečių, indų ir vis mažiau europiečių. Ir tai vėlgi verčia susimastyti, kiek ilgai mes galime būti tuo Europos muziejumi, kaip jau dažnai ES įvardyja, kad čia beliko tik istorinės vertybės ir istorija apskritai. Progreso, pažangos, o ir ateities čia yra vis mažiau. Ir štai 2 momentai, apie kuriuos reikia pagalvoti. Pirmas, tai yra žalesis kursas. Taip mes išsivertėme Europos komisijos politiką pavadintą Green Deal. Kažkodėl tą deal, kuris anglų kalboje šiaip jau reiškia susitarimą, mes lietuviai išsivertėme kaip žalesis kursas. Suprask, nurodymas, vektorius, kryptis, kur arba tu eisi, arba tavęs nebus. Ir tas vertimo klaida, man atrodo, yra labai svarbi, nes vis daugiau žmonių, ypač po COVID, ypač po karo Ukrainoje, kalba apie tai, kad ES šiek tiek per daug užgazavo su tuo Green Deal, žaliuoju, vadinsiu jį susitarimu. Ir čia jau kalbama apie tą greenwash arba žaliąjį smegenų plovimą, kai nesvarbu, kiek tai pagrįsta, kartais visiškai kvaila, bet jeigu tik tu tą vadini žaliu, jeigu tik tu tą vadini kovą su klimato kaita, tai tu gali daryti beleką. Ir čia puikiausias pavyzdys yra Europos taip vadinamas mobilumo paketas, kai ES, kuri nori tapti žaliausių žemynų, kuri nori tapti ekonomiką be iškastinio kuro iki 50 metų, kažkodėl tai privertė fūras, kaip jie, sunkiasvorės transporto priemonės, tuščias grįžinėti į savo namus, į savo registracijos vietą. Kodėl tai buvo padaryta? Todėl, kad Europos centro valstybėms ir pirmiausia Prancūzijai reikėjo kažkaip tai sukovoti su Lenkų, Lietuvių ir kitų šalių rumunų vežėjais, kurie tiesiog dirbdami daug efektyviau, aišku, mokėdami mažesnius atlyginimus,
galėdavo nukonkuruoti tas įmonės. Bet tai nulėmė, kad mes vieną ranką kalbam apie žaliąjį kursą, o kitą ranką susitarimą, o kitą ranką tiesiog siuntinėjom sunkias svorės transporto priemonės per Europą tuščias, tam, kad jos tiesiog degintų kūrą ir terštų orą. Tokių pavyzdžių yra nemažai. Tokių pavyzdžių yra pramonėje, tokių pavyzdžių yra, na gerai, pramonė. Ar žinote, kad gauti leidimą vėjo energijos parkui ES užtrunka apie 9 metus. 9 metai, kad tu galėtum pastatyti vėjo jėgainių parką. Kai tuo tarpu Amerikoje iki 2 metų. Ir jau dabar mūsų verslininkai, mūsų pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius kalba apie tai, kad palaukit, tai jeigu verslininkas rinksis, aš nežinau, ar jis norės laukti 4 kartus ilgiau, kad galėtų statyti vėjo jėgainių parką, o tai vėlgi yra žaliasis kursas. Tai yra, patys suprantat, tai yra atsinaujinanti energetika. Tai, na, tokie yra pasirinkimai. Ir vėlgi kiekvienas, ne kiekvienas, bet daugelis turbūt esate patyrę, kad valstybė, mūsų Lietuva, duoda paramą jums įsirengti saulės elektrinę ant stogo, bet tam, kad jūs ją prisijungtumėt prie ESO tinklų, jūs turite sumokėti lygiai tokią pačią sumą, pavyzdžiui, kiek kainuoja jūsų elektrinė. Aš tą patyriau savo kailiu, tą patyrė daugelis mano pažįstamų. Ir tuo pačiu ta pati valstybė kalba apie tai, kad reikia būtinai plėsti atsinaujinančio energetikos šaltinių generaciją. Kažkas čia nesueina. Taip kad vis dažniau išdrįstama sakyti, kad taip mes už kovą su klimato kaita, taip mes norime, kad ES būtų žaliausias regionas pasaulyje, sveikiausias. Tai susijęs su mūsų sveikata, su mūsų vaikų sveikata, tai susijęs su mūsų atsakomybė mūsų vaikams, anūkams, ateities kartoms, kokią žemę mes jiems paliksime, kokią Europą mes jiems paliksime. Bet darykime tą protingai, nenusimaukime paskutinių triusikų, nes, na, kažką valgyti reikės, kažkaip gyventi reikės, ypač turint omeny, kad Kinija, Jungtinės Amerikos valstijos, Brazilija, Indija ir taip toliau netaip jau atkakliai laikosi to žaliojo susitarimo. Ir čia vėlgi nebūtina lygiuotis į blogiausius, mes neturime tą daryti, tačiau turime kovoti pasaulio prekybos organizacijoje už tai, kad galėtume taikyti žaliojo importo mokesčius, galėtume taikyti tokius pat standartus tom prekiam, kurias įsivežame, kokias taikome savo prekiams, nes kitaip mes prarandame konkurencingumą. Pagalvokime apie tai. Žaliasis susitarimas ir turi būti susitarimas. Ir ūkininkai, ir verslininkai, ir transportas nori žaliojo susitarimo ir turi pasiūlymų, ką mes matėme, išgirdome iš ūkininkų, kai jie čia buvo atvažiavę su traktoriais. Tik išgirskime juos ir vėlgi atkreipkime dėmesį į tuos politikus, kurie nebijo būti netokie populiarūs, netokie greenwasheriai, žalieji smegenų plovėjai, bet kalba apie tai, kaip racionaliai galima vykdyti tuos žaliojo susitarimo tikslus, išliekant konkurencingais, o galbūt netgi ir daugiau uždirbant, vien dėl to, kad mes turėsime tą Europos žalėją etiketę. Ir žinoma, kalbant apie konkurencingumą, mes turime galvoti kūrybiškai, galvoti apie tai, kaip mūsų verslui padėti neatsilikti nuo naujausių tendencijų. Kol kas, jeigu mes žiūrime į statistinius duomenis, tai Europos valstybės vis dar išlieka produktyviausių šalių viršūnėje, bet taip yra nebūtinai dėl to, kad mes labai inovatyvūs. Taip gali būti tiesiog dėl to, kad mūsų kainos labai didelės, mūsų sukuriama vertė yra labai brangi ir gali susidaryti kol kas tas iškreiptas vaizdas, kad mes labai esame našus. Tai reiškia, sukuriam daugiausiai produkcijos per trumpiausią darbo laiką. Tačiau žiūrint į tai, kaip vystosi Korėjos, tos pačios Kinijos, Jungtinių Amerikos valstijų technologijos, mums tikrai negalima atsilikti. Dėl to, kad ir kaip atrodytų neteisinga ar dar kažkaip ES turės investuoti į savo verslus, turės skirti jiems paramą tam, kad jie galėtų neatsilikti nuo tų šalių, kurios jau mus stipriai aplenkia. Ir čia dar vienas niuansas. Vis daugiau mes kalbam apie dirbtinį intelektą, kuris vagia darbus iš vertėjų, muzikantų, rašytojų, gamybininkų, visų išskyrus politikus, nes politikai, kaip žinot, yra nepakeičiami. Aš tikrai nenorėčiau, kad mane valdytų kažkoks kompiuteris ar dirbtinis intelektas. Ne apie tai. Bet su tuo ateina labai daug rizikų. Su tuo ateina labai daug rizikų susijusių su žmogaus teisėmis, su asmens duomenimis ir galų gale su klausimu paprasčiausiu, kur mes dėsime žmonės. Žinot, kad tokios šalis kaip Šveicarija, Suomija jau bandė mokėti tiesiog kiekvienam savo piliečiui tiesiog už tai, kad jis yra, kad jis egzistuoja, kad jis gyvena. Nežinau, ar tai yra kelias. Man atrodo, geresnis kelias yra perkvalifikuoti
kelti žmonių kompetenciją, kad jiem kuo mažiau reikėtų dirbti, bet kuo aukštesnės kvalifikacijos darbą ir tuo būdu susidraugauti su naujomis technologijomis, robotais ir tuo pačiu dirbtiniu intelektu. Bet faktas, kad ES čia turi elgtis labai atsargiai. Viena vertus, neužkardyti galimybės inovuoti, nes dėja tokia yra ateitis. Kita vertus, žengti su reguliavimu labai nedaug atsiliekant nuo verslo kuriamų produktų, nes tai gali sukelti, liūdnas pasiekmes žmogaus teisėms, asmens duomenų apsaugai ir darbo vietoms. Tai čia irgi yra momentas, apie kurį kol kas ES kalba nedaug politinių jėgų, bet aš irgi klausyčiausi tų, kurie apie tai jau susimasto ir kurie galvoja apie reguliavimą, bet ir ne tik reguliavimą, nes prisiminkit, Europą jau vadina muziejų, bet ir apie tai, kaip skatinti tas inovacijas. Tai štai tiek šioje laidoje apie ES. Saugumas, artimumas žmonėms ir konkurencingumas. 3 momentai, kurie šiais metais gali labai stipriai nukrypti į vieną ar į kitą pusę. Todėl aš dar kartą jums primenu ir dar priminsiu. Balsuokite Europos parlamento rinkimams. Mūsų valdantieji padarė viską, arba kitaip tariant, nepadarė nieko, dėl to, kad šitie rinkimai vyktų kartu su prezidento rinkimais, kaip yra buvę iki šiol. Ir tuomet mes turėdavome nemažą rinkėjų aktyvumą. Vienintelį kartą, kai Europos parlamento rinkimai vyko atskirai nuo prezidento rinkimų, į juos atėjo 20% rinkėjų, kas 5. Ir išrinko jums Uspaskichą. Tai kad to neįvyktų, aš jau dabar pradedu kviesti, prašyti, raginti, ateikite į Europos parlamento rinkimus. Kaip pasakė dabartinė Europos parlamento vadovė Roberta Metsola, atsiimdama Laisvės premiją skirtą Europos parlamentui mūsų Seime, mes labai ilgus metus kovojome už tą teisę turėti laisvus, nepriklausomus rinkimus ir galimybę rinkti savo valdžią. Tai nepaminkime tos iškovotos teisės ir ateikime ir pareiškime savo valią. Kaip jau sakiau, tai, kas šiuo metu vyksta Europoje, yra labai svarbu ilgametiai jos ateičiai. Domėkitės, žiūrėkite opozicijos televiziją, skaitykite šaltinius, kalbėkite su politikais ir priimkite savo sprendimą, nes jūs ir tik jūs galite tą ES priartinti, prisitempti prie savęs. Ačiū. Iki.